Tai vienas iš keletos rinkų, kur pradedama prekybą. Va ir kuo, aiškės, kuo tas sutapatinimas su kompiuteriu yra, tai vienas iš tų tokių, sakysim, svarbesnių momentų yra tas, angliškai vadinasi multitaskingas, lietuviškai aš bijau išversti. Daugiaprogramis režimas. Tai reiškia, kad vienu metu gali būti tikrai atidaryti daug programų, dėl to telefonų, tas įrenginys nei kiek nesustoja, tai aš taip tik tai atsidariau, kiek čia, 8-10 programų ir jos visos veikia. Tai, tas OVI failas, kur aš minėjau, tai čia dabar tie, reiškia, failai, kur mano kompiuterį, aš galiu įeiti į, jis dabar internete, aišku, prisijungęs ir įeina tenai. Tai man nebūtina laukti, kol jis ten atsidarys, aš galiu nueiti, atsidaryti, pavyzdžiui, čia su Skype'u susirašinėju su kažkuo, tai galiu pratęsti pokalbį su juo, galiu kalendorių atsivesti iš karto, vėlgi, daug programų, kurios visos veikia realiu laiku. Vėlgi, ekranas ir pačios galimybės leidžia žiūrėti filmus. Čia garso nėra, nes ten neprijungiu, aš užtraukčiau, būtų garsas. Tai projektoriaus galimybės iškirbotos, čia daug gražiau jis atrodo. Vėlgi ir... Galima gyvai pažiūrėti, displejus tikrai kokybiškas. Žaidimus, nesvarbu, jis turi labai daug galimybių